Sveiki, pasidalinsiu keletą patarimų prieš šviesoforo laukiant žalio signalo. Pirmas tai būtų paskutinius 5 metrus iki sankryžos stabdom galinių stabdžių. Stabdant priekinių stabdžių visiškas sustojimas gali nebūti švelnus. Naujokai dažnai sustoja į vietą, gaudo motociklą, kuris virsta į vieną ar į kitą pusę. Atvažiuojant stabdomi prastai, tik paskutinius apie 5 metrus atleidžiam priekinį stabdį ir sustojam su galiniu. Pabandę pajausit, kaip natūraliai viskas gaunasi. Na, o antras patarimas turbūt daugumai nepatiks. Stabdydami motociklą iki sustojimo nusižeminami pirmą bėgį, tai tas kaip ir aišku, na ir dalis, kurie nepatiks. Tai laukiam žalio šviesoforo signalo su pirmu bėgiu, įjungia sankabą, kairė koja ant žemės, dešinė koja laikant galinį stabdį. Kokia iš to nauda? Svarbiausia, tai vos užsidegus žaliam signalui galėsit važiuoti. Nepamirškit, kad ant motociklo esam pažeidžiami ir galbūt iš galo matom prie veidrodėlį artėjantį automobilį, galbūt jis išsiopštojęs mūsų nemato ir važiuos į galą. Tokiu atveju momentaliai galime pasitraukti. Galbūt labai reta avarija pasitaikė sankryžoje ir kažkas pradės važiuoti link jūsų, taipogi iškart galėsit pabėgti. Na, o jei stovit abiem rankom ant bako, laisvų bėgių, tai jūs sėdinti antis vidury gatvės ir nutikus kažkokiam netikėtumui greit nepasišalinsit. Dar viena nauda bus įkalnėje, iš jos galėsite iškart važiuoti, galinių stabdžių prilaikant, kad motociklas nepradėtų riedėti atgal. Na ir dar vienas būtų natūralumas, estetika. Ar teko matyti, kaip motociklininkas kairė koja ant žemės stovi neutraliu, tada užsidega žalias signalas, jis tada keičia koją, dešinę ant žemės, kairė jungia bėgį ir tik tada išvažiuoja. Atrodo tikrai nenatūraliai, neprofesionaliai ir tai užtrunka daug laiko. Jei skubėsit sakyti, kad ilsitės prieš šviesoforą rankas ant bako sudėję, tai turiu argumentą. Jei esate pavargęs, motociklu tikrai neverta važinėtis, nes tai yra pavojinga. O jei ranka nenulaiko suspaustos rankenėlės 15 sekundžių, tai gal nereikėtų iš vis važiuoti motociklu. Pirmas dienas galbūt bus keista, bet pasivažinėjus savaitę priprasite. Ir nesvarbu, ar tai bus įkalnė, ar netikėtumas, visada patogiai ir greitai galėsite pradėti važiuoti. Na, o pasivažinėję keletą savaičių pradėsite pastebėti, kaip sankryžose besilsintis motociklistai stabdo eismą. Artėdami prie stovinčio automobilio neprivažiuojam jam prie pat galo, pasiliekam vietos netikėtumam, jeigu reikėtų greitai pabėgti į kairę ar į dešinę pusę. Ir nepamirštam prieš pradėdami važiuoti apsidairyti, įsitikinti, ar tikrai visi sustoja prie raudonos, lenktynininkas koks net važiuoja, nevažiuokim su tunelio vizija. Pabandysiu pademonstruoti, kaip visa tai atrodo. Dabar padarykim viską, ką įmanoma neteisingai. Stojam, priekinis stabdžių tik naudojam. Sustojam, va. Reikia gaudyti motociklą į visas pusės įkrentantį. Ai, palauk, įsijunkim, va, laisvą bėgį. O žalių užsidegė, va, ieškokim vėl bėgį įjungti, pradėkim važiuoti. Taip, apsisukim ir dar kartą padarykim viską, ką įmanoma neteisingai. Stabdom tik priekinių stabdžių. Sustojam, gaudom motociklą, įsijungiam laisvą bėgį. Ir kairę koją ant žemės, va. Laukiam, o žalia. Gerai, jungiam sankabą, keičiam koją, jungiam bėgį, pradedam važiuoti. Padarykim viską teisingai. Susimetam bėgius iki pirmo, po biškutį, va, krant apsukas iki pirmo bėgio. Išminu sankabą, stabdau galinių stabdžių paskutinius metrus. O stabdau, palengva, gražiai motociklas sustoja. Laukiu ant pirmo bėgio, taip kaip sustojau, gali dešinė koja ant stabdžio. Taip ir laukiam žalio šviesoforo atsistoja. Visada pasiruošę važiuoti, stebim, kas vyksta aplink mus. Rikiuojasi automobilis į kitą juostą. Visada matau, kas už manęs vyksta, visada pasiruošęs iškart pajudėti. Dar vienas dalykas, tai abiem kojom nevaikštom prie šviesoforo. Čia naujokai taip būna daro, eina motociklas pats važiuoja, jau nereikia varyti. O žalį iškart važiuojam. Jokių kojų kitaliuot nereikia, jokio laiko gaišti. Taip, dar sykį dabar teisingas, tai va, susimėtau bėgius, stabdau priekinių stabdžių, pirmo bėgių riedu, išminu sankabą, galinis metrus stabdau va, paskutiniu. Pasilieku vietos pabėgimui, nestoju prie pat galo automobiliui. Taip, raudonas signalas, darom viską neteisingai, stojam tik su priekiniu stabdžiu,
Motociklą gaudom vėl visas pusės krentantį. Įsijungiam laisvą bėgį. Kairę koją ant žemės. Ilsimės, va. Atsisėdę. Labai pavargom mes važiuot. Ilsimės. Atkreipkite dėmesį, kaip kitoj pusėje automobilis pradeda pirmas važiuoti prieš motociklą, nes kolega irgi ilsis atsisėdęs, varnas gaudo, užsidegė žalias ir jam reikia laiko išvažiuoti. Sustojam dabar taisyklingai, čiuk, nusimetam pirmą bėgį, išminu sankabą, paskutinis metrus galinius stabdžius sustoju ir gražiai sklandžiai į vietą ir laukiu žalio signalo. Sankaba išmynęs. Pavažinėję porą dienų išmynę tą sankabą, iš pradžių bus galbūt keista, bet tikrai čia nėra sunkus dalykas, ranka tikrai nepavargsta, čia tiesiog daugiau įpročio dalykas yra. Stovim, dairomės, visada pasiruošę važiuoti, iš galvo automobilis, įsitikinau, kad sustoja, kad mane mato. Jeigu matyčiau, kai jis per greit važiuoja, galiu iškart pradėti važiuoti ir pabėgti nuo jo. Dar sykį netaisyklingai. Stojam su priekiniu vėl stabdžiu. Priekiniu sustojam, va. Į vieną pusę, į kitą, va. Gaudom tą motociklą. Laisvą bėgį dar įsijunkim, va. Ir galinį stabdį. Ilsėkimės. Atsisėdę. Pavargom labai praeitoj sankryžai stovėti. Laikiau 3 minutės ranką suspaudęs. Pailsėti dabar reikia. Galiu darytis kur noriu, net nestebėti, kas už manęs vyksta, nes jei ir automobilis atvažiuos per greit, jis tiesiog mane nuneš nuo vaizdo, aš vis tiek nieko negalėsiu padaryti. Žalias, o vėl keitaliojam kojas, jungiam bėgį, stovim 5 sekundės prie sankryžos atsistoję. Dabar dar kartą stojam netaisyklingai. Vėl važiuojam prie pat automobilio galo. Va, atsistokim čia, kad tikrai jis mane matytų. Įsijunkim laisvą bėgį. Va, ilsėkimės atsisėdę. Neįdomu, kas iš galo dedasi. Koks skirtumas, vis tiek, jei atvažiuos automobilis manęs nepastebėjęs, padarysiu muštinį iš manęs. Aš niekur nepabėgsiu, nei vieną, nei kitą pusę. Nei išvažiuoti galėsiu, nieko. Sustojam taisyklingai. Paskutinis metrus su galiniu stabdžiu, va, čiukt į vietą. Gražiai stoja. Labai natūralus jausmas. Motociklas nebando nei vieną, nei kitą pusę kristi. Užsideg žalias, busim pasiruošę iš karto pabėgti. Žaliu užsidegė, iš karto bėgom. Dar sykį taisyklingai sustojam. Priekyje matau automobilius. Pasilieku savo vietos pabėgimui, kad spėčiau pabėgti kairę ar į dešinę, jei kažkas už manęs atsitiktų. Važiuodamas vidurį juostos, aš esu šito automobilio akloj zonai, tai jis manęs norėdamas nepamatytų. Neturėčiau tikėtis, kad jis mane ten turi praleisti ar matyti ar dar kažką, nes važiuodamas juostas vidury, iš kitos juostos tas automobilis nemato, tas jo akloj zonai. Tai bus video apie teisingą linijų pasirinkimą, tai kad stengtis reikia važiuoti visada linijos vienam arba kitam šone, bent nebūtų akloj zonai vienoje ar kitoj pusėje šalia važiuojančio automobilio. Tai šita tema tiek. Subscribinam kanalą, dalinsiuos daugiau patarimų, kurie jums nepatiks. Gero važinėjimo. Iki.